Nufotografuosiu tik tai va, naujas radinys. Ką žinau kaip jo. Tai stovis. Suprantat, aš beveik laužo kainą parduodu. Nu taip jau čia. Pigiai pardavėt, kaip sakant. Ai, šūda, biškai galima, biškai daugiau galima buvo. Aš, žinokit, aš turiu supratimą apie pinigus. Bet čia tokia situacija, reikia jį. Salonas dar originalas jo. Ten aišku nesimato, kas ten. Gal stovėjo jisai kiek laukia? Aš nežinau, kad tas kiek, suprantai, garažą tą nupirko. Nes šitos blizgučius tai jau pagražino čionai. Padarė, nu, Nemanau. antrą eilę taip nėjo Čia jam. jubiliejinis modelis. Tikrai Tai- nemanau. Tikrai nemanau. Eksportinis buvo, bet eksportinis, bet tai ten- eksportinis. Jo, atsiprašau. bet tai ten kitokie eidavo, nu nesvarbu. Čia eksportinis. Nu jai, nu va, pačia čia tai jau ir papūvusi net. Tai nėra ką norėti jau. O padangas pripučiau prieš, kada čia buvo dabar linas, ne? Jo. Dieną prieš pripučiau, stovi laiko. Mhm. Iš operos pripučiau. Čia variklis gražus. Man atrodo, jis keitė variklį, bet ir šitą variklis pasiims. Nu, nežinau. Tai Vis tiek jo, jisai laužas kokių metų Aš jam daviau net technikinį. turi jisai jau Jisai jo turi pasiėmė. 64-5. Chromai tai va labai čia Užmiršau, jisai 63-4. Juos iki 5 gamino paskutiniai. Tai panašiai ir bus. Kad kažkokių, tai va, tai jubiliejinis mane. Ai, valytuvai perdaryti, nu yra va tokių. Buvo va tuose skylė. Nežinau, jis ilgai nevažinėjo, jisai turėjo ir paskiau žigulius keliais. Dar į Bet šitą galą. laikė, kur jisai laikė, gal jisai laukia laikė, paskiau nupirko garažą. Turi 2 žigulius turėjo, reiškia, sodybą turėjo irgi palei Ukmergę. Gal ten stovėjo, aš nežinau. O paskiau čia atsirado. Nu. Ką žinau, jūs kaip čia viskas vyks, jūs kabinsis su kažko ir įtemsim. O čia, kaip manai, nuo ko gali būti čia? Gal reikia. Pasiūlykit protingai, gal variantą sugalvosim. Aš nežinau. Bet supratimą turiu. Žinokit. O kiek Maskvičiaus tokia būtų vertė, jeigu aš čia įsikalinėčiau, ką? Nu, žiūriu, kad papūvė, nu, panašiai tą ir gali.